Sveikos. Sveikos mūsų mielos sekėjos, mūsų Facebook draugės. Labas, Jurgita. Labas, Rita, malonu. Mes ir vėl šiandieną su Jurgita popietė prie kavos ar prie arbatos puodelio. Ir šiandien pasirinkom labai aktualią temą, ypatingai kirpėjoms. Tai aš kviečiu prie ekranų tiesiog pasiklausyti tau, mieloji, jeigu tu būtent dirbi toje srityje, kirpėjas, stilistė. Ir ypatingai, jeigu tu turi misiją padėti savo klientui, o ne tiesiog atlikti savo darbą ir už tai pasiimti pinigus. Tai iš tikrųjų mes tokią temą užvedėm, kad tarkim, kodėl kirpėjos, stilistės žiūri šiek tiek skeptiškai į Monato brandą. Ir tiesiog šiandieną padiskutavusią su kolegė priėmėm tokį pačią pagrindinę priežastį, kodėl. Tai iš tikrųjų kirpėjos stilistės sako, man per brangu. Man per brangu dirbti su Monato brandu, nes aš turiu pigesnių produktų, profesionalių produktų, kurie tiesiog išplauna plaukus, kurie tiesiog suteikia tą dirbtinį spindesį ir man to pakanka. Bet kaip iš tikrųjų yra? Kas iš tikrųjų yra kirpėja stilistė? Koks jos yra pašaukimas? Tai Jurgita, pasidalink, ką tu gali pasakyti apie tai, ką vis dėlto tos kirpėjos mato labiausiai, dažniausiai? Tikrai aš atbėgu dalintis ir labai noriu paprašyti jūsų, jeigu būtinai pakomentuokit, ar jūsų kirpėjai, jūsų stilistai rūpinasi jūsų plaukais, ar padeda išspręsti vieną ar kitą problemą, ar jiems yra svarbu, ar jūs tik tai jaučiat, kad ateinat nusidažyti, apsikirpti ir viskas su tuom pasibaigia. Tai būtinai komentaruose pasirašykit, kokį rūpestį ir dėmesį jūs turite iš savo kirpėjų. Na, o aš noriu pradėti tuo, jog kiekvienas kirpėjas iš tikrųjų yra kas, Rita? Tai plaukų daktaras turėtų būti. Tas specialistas, kuriuom besąlygiškai pasitiki kiekvienas klientas ir jis dėl to ateina pas jį, ateina apsikirpti, nusidažyti ir jis tikisi pagalbos, pavyzdžiui, sako, slenka plaukai, mano plaukai trupa. Labai gera tema. Ką sprendžia kiekvienas stilistas? Ką turėtų daryti? Jis mato, iš tikrųjų mes visi turim problemų. Ir kiekviena moteris, ir kiekvienas vyras. Ir kai ateina pas stilistą klientas, jis puikiai mato visas problemas ant delno. O dar labiau nereikia nieko matyti, nes kiekvienas klientas pasibėdavoja ir pasako, kad turiu tokią problemą, man dabar plaukai slenka ir taip toliau. Ir jeigu stilistas klauso, bet nepadeda, neturi kuo padėti, irgi nėra labai gerai. Bet dabar pakalbėkime apie tai, kokias problemas mato stilistas iš karto. Tai pirmiausia, mato plaudamas plaukus, kad jie slenka. Jie tikrai slenka, jeigu periodiškai klientas lankosi. Kita problema, plauko dehidratacija, jau iš karto matyti, kad plaukas pasipūtas, sausas, jam reikia drėgmės. Pagalbėkime apie galvos odą, iš karto matyti pleiskanėlės, iš karto matyti galbūt odos pažeidimas ir kad tai matyti, kad reikalinga pagalba. Bet ar tą pagalbą gali suteikti kiekvienas stilistas? Ar jis turi tokius įrankius darbo, produktus, kurie tikrai spręstų problemą? Ir jūsų klientas pasakytų,
ačiū, tu man padėjai. Tu man padėjai išspręsti, žiūrėk, mano plaukai nustojo lūžinėti. O pakalbėkim apie išsišakojusius lūžinėjančius plaukų galiukus ir dažniausia problema tuo pačiu šviesiaplaukių, kad jos sako, mano plaukai nedaauga, aš niekaip negaliu atsiauginti. Kodėl tu negali atsiauginti? Todėl, kad jie yra pažeisti chemiškai, galbūt iš vidaus jisai plaukas per silpnas. O ką reikia daryti? Tai stilistas ir turėtų duoti jums sprendimą. O mes beje turim. O mes beje turime ir mes norime pakalbėti apie tai, kaip dažnai kiekvienas stilistas tiesiog nusisuka ir pasirenka visai paprastą variantą. Tiesiog išplauti galvą, apkirpti, nudažyti ir paleisti klientą. Taip iš tikrųjų ir yra. Ir vat, kaip tik buvo komentaras, kad aš ateinu pas kirpėją stilistą, tik apsikerpu, tuo viskas ir baigėsi. Ir esmė tokia, kad tu, Jurgitai, išvardėjai problemas, kurias mato kirpėjas. Ar ne? Bet ką dažniausiai daro kirpėjas? Kirpėjas dažniausiai su savo, sakykime, naudojamomis priemonėmis, kurios dažniausiai būna skirtos po dažymo, skirtos suteikti blizgų efektą, greitą efektą ir dažniausiai būna, sakykime, tikrai pridėta įvairiausių tų, sakykime, silikonų, nelabai gerų silikonų, kurie tiesiog suteikia tą efektą. Ir kirpėjas stilistas, ką jis padaro? Jis padaro savo darbą profesionaliai ir jis išleidžia laimingą klientą. Bet jis ir išleidžia tą klientą su to pačia problema. Jis negali pasiūlyti jam būtent sprendimo būdo, kad tas žmogus galėtų namuose tvarkyti su ta problema. Aš dar noriu, labai gerai turiu tą pasakėjai, aš noriu dabar paprašyti jūsų, parašykite į komentarus, kas jautėt tokį efektą, kada išėjot iš kirpyklos, wow, o tik išsiplaunat plaukučius ir sakot, negaliu susitvarkyti. Nu, kodėl taip yra? Brūkštelkite, ar turėjot tokių momentų nepasitenkinimų? Aš tikrai tikiu, kad tikrai turėjo, bet mes iš tikrųjų, Jurgita, galime parodyti kelis variantus, kas, pavyzdžiui, galėtų padėti būtent tavo klientui. Jeigu tu esi tikrai su savo misija, su savo pašaukimu, padėti moteriai būti ne tik gražiai tą dieną, tą akimirką iš tavo kirpyklos išėjus, bet būti gražiai, pasitikinčiai kiekvieną dieną ir su priežiūra namuose. Nes yra kirpėjos, kurios rekomenduoja savo, sakykime, produktus, su kuriais jos dirba ar ne, bet vėlgi tas produktas, kaip ir sakau, ar jis sprendžia problemą. Ir va, tarkim, dabar, pavyzdžiui, kalbant apie slinkimą, ar ne, apie slinkimą, apie plaukų rėtėjimą. Kirpėja mato, jau automatiškai viršugalvis rėtesnis, kirpėja taip pat mato, kaip plauna plaukus, kad plaukai tiesiog eina su kiekviena surove. Tai ką jis gali padėti ir parodyti, kada jis tai dirba su Monato produktais? Jis gali parodyti ir parekomenduoti mūsų serumą, klinikiniais tyrimais įrodyta, patvirtinta, kad šis serumas yra, kuris stiprina folikulus visų pirma, tankina tavo plaukus ir skatina jų spartesnį augimą. Tai įsivaizduok, kirpėja, jei tu turi savo rankose tokį įrankį ir tu gali padėti savo klientui, ar tu įsivaizduoji, kaip tas klientas sugrįžęs pas tave, dėkos tau, jog tu parodai, kad yra produktas, kuris gali padėti tam žmogui išspręsti problemą. Dabar žiūrėkim, dar yra kitas variantas, ar ne, Jurgita, kaip tu minėjai, yra, sakykime, tas ilgio, kaip negali atsiauginti plaukų. Kompanijos Monat yra produktas, kuris sulipina įsišakojusius plaukų galiukus, kuris stiprina plaukų galiukus ir kai tu gali tiesiog užsiauginti tiek, kiek tu nori ir tu neprivalai bėgti kiekvieną mėnesį ar kas 2 ar kas 3 kirpti galiukų, tu gali tiesiog su šia priemonė pasiauginti. Įsivaizduok, koks klientas bus tau dėkingas, kai jis tiesiog matys, kad mano plaukai auga, mano galiukai stiprėja, jie taip nelūžinėja. Tu turi savo rankose įrankį. Jurgita, ką tu gali pasakyti apie dehidrataciją? Ką galima
rekomenduoti Žinoma, klientui? būtinai kaukė. Mes turime tiek kaukių asortimento, kad tu visada galėsi parinkti. Ir dar labai svarbus momentas - apsauga nuo karščio. Daugelis nenaudoja, daugelis nesirūpina. Ir tokią apsaugą nuo karščio veganišką, kuri apsaugoja nuo aplinkos taršos, nuo ultravioleto, kuris sulaiko drėgmę plaukuose, neleidžia plaukui dehidratuoti ir sutrumpina plauko džiovinimą, kai tau nereikia svilinti plauko, tai jau yra kitas žingsnis į plaukų priežiūrą. Tu visada rasi ir parinksi tikrai veiksmingą produktą, kuris tikrai kiekviena tavo klientė įvertins. Ir dar vienas dalykas, man teko susidurti su keliomis kirpėjomis ir tiesiog aš uždaviau klausimą, ar jūs darote savo klientams giluminį valymą galvos odai, pilingavimą? Ar jūs darote tai? Ne, mes to nedarome. Bet iš tikrųjų, ką galėtų duoti būtent tas pilingavimas, ar ne, ką mes ir turime? Mes turime galvos odos skrabą, taip, pilingą, kuris nušveičia negyvos odos ląsteles, kuris padeda būtent išspręsti problemą, kada galvos oda pleiskanoja. Ar tu įsivaizduoji, kiek tavo klientė bus dėkinga tau, kai ji pagaliau galės laisvai paleisti plaukus, juos kedenti, nebijant, nepergyvent, kad, tarkim, nubyra pleiskanos ant švarkelio, ant suknelės ar ne, tau nebereikia sukti galvos. Ar tu įsivaizduoji, kad tavo rankose yra toks įrankis, kuris gali padėti spręsti tavo klientui problemą? Tiesiog susimąstyk apie tai. O dar vieną produktą, Jurgita, ką daugiausiai kirpėjos naudoja? Vat kirpyklose, ką kirpėjos naudoja? Pasidalinkim apie ir prieš, ir po, ir fiksavimui, ir užbaigimui visada naudoja aliejuką. Ir štai čia noriu parodyti greitai, jums padaryti eksperimentą, kurį turiu jau pasiruošusi viską. Dažniausiai naudojama ir turiu, dažniausiai naudojama visų kirpėjų aliejuką. Va, parodysiu, ką tik išėmiau. Dažniausiai naudojama, rekomenduojama klientėms ir kokia iš tikrųjų kokia žala iš tikrųjų yra daroma plaukui, kai jisai yra formuojamas, termiškai apdorojamas su karštaisiais prietaisais. Tai va, imu dabar ant ir užlašinu ir labai labai greitai mes pažiūrėsim, ar tai tikrai yra tas pagalbininkas kiekvieno plaukui, kuris gali duoti tą rezultatą. Taip, jisai duos spindesį, be abejo, jisai duos spindės, iš karto matysit, plaukas paklusnus bus, bet tai yra tik tai dėl to, kad jis yra įvilktas į apvalkalą, kuriame yra daugiau silikono, daugiau tų cheminių junginių. Va, ir iš karto dabar antras, lašinu kitą aliejuką, kuriuo dalinuosi ir dabar noriu parodyti jums, jog. Gerai, čia dabar susitvarkau, nėra labai patogu, bet nieko, kas gerai, svarbiausia yra parodyti, kas vyksta. Jo, ir dabar žiūriu, kai yra plaukas karščiu apdorojamas, nesupratau. Va, prašom, dega. Ir dabar aš jums uždegu aliejuką, kurį naudojau. Žiūrėkit, kaip dega. Kaip dega. O tai reiškia, kad tai yra naftos produktai. Tai yra silikonai, tai yra cheminiai junginiai, kurie tiesiog naudojant karštuosius prietaisus ir šiaip plaukui jie nepadeda. Jie tiesiog plauką žaloja. Ir tai iš tikrųjų, Jurgita, paminėsiu tokį dalyką, vad būtent tie vadinami aliejukai, aš irgi, Jurgita, turiu, populiarų parduotuvinį aliejuką, žiūrėk, irgi parodysiu, kas vyksta. Ir kai, žinai, sako, pavyzdžiui, bet mesgi nedeginam plaukų, ta prasme, mes su žiebtuvėliu jų nedeginam. Aš girdėjau irgi tokį, žinai, dalyką. Tai įsivaizduokim tai, kad kai sako,
Nu, tarkim, taip tu nedegini su žiebtuvėliu, bet tu gali įsivaizduoti, kas vyksta su tavo plaukais, kai jie yra apdorojami karščiu. Tai reiškia karštas tiesintuvas, karštas garbonotuvas, ta pati karšta oro srovė, ar ne? Tai faktas tas, ką jie daro. Nu ir dabar pažiūrėkim, Aš dar uždegsiu kartą, dar padeginsiu ilgiau tą aliejuką, kurį štai mūsų, o ne kuris... Na, tai jau piršteliai dega. Man jau čia ir pirštai dega. Negaliu, nes iš tikrųjų pirštai dega. Tai esmė tokia, kad mano mielosios, kirpėja stilistė, ar tu nori padėti savo klientui, ar tau yra svarbu tavo kliento plaukų būklė ir jo priežiūra, sakykime, kiekvieną dieną, ar ne? Pažiūrėkit, kas čia pas mane vyksta. Smala, taip, ir kas vyksta, va tokie aliejai, kada jūs pasidarysit ir namuose tokį eksperimentą, jūs pamatysit, kad jie virsta į košę. Tai yra košė, tai yra tokie kaip silikonas, ne, kuris jūsų plauką, mūsų plauką, kada naudojam tokį produktą, aplipina. Aplipina ir tai reiškia, kad mūsų plaukas tiesiog yra blokuojamas visų veikliųjų medžiagų, kurias mes norim maitinti, jį sveikatinti, jis nepasiima to. Mes negalim duoti tos sveikatos plaukams. Tai tiesiog, kai sakoma, yra keli pavyzdžiai, kuriais mes pasidaliname. Mes norime danešti žinutę tau, būtent kirpėja stilistė, arba tau, kuri eina pas kirpėja stilistę ir tiesiog galvoji, kad galbūt jai būtent reikėtų parodyti šį produktą, pakalbėti apie tai ir paklausti, o galbūt negi paklausti, o ką jūsų produktai duoda mano plaukams, nes aš turiu, sakykime, kitą produktą, kuris būtent padeda tavo plaukams. Ir kalbant apie tai, vėlgi tas skeptiškas toks atžvilgis į kompanijos Monat produktus, ypatingai kirpėjų stilisčių, dėl to, kad tai yra brangu. Bet dabar vėlgi klausimas, ar tu nori būti vertingas savo klientui, ar tu nori parodyti tam žmogui vertę savo, kad tu gali jam padėti, parodydama vertingą produktą, kuris yra veiksmingas, kuris duoda rezultatą, kuris gali padėti spręsti problemą. Kai ir sakau, tu gali turėti tik tuos pagrindinius įrankius savo kirpykloje, ką tu gali iš karto, tarkim, matai, tavo klientai skilinėja galiukai, ne tik pakirp, bet ir parekomenduoja galiukų kremą, kur jie galės namuose tiesiog sustiprinti plaukų galiukus ir jie taip stipriai ir greitai nesišakos, plus augimas bus spartesnis. Jeigu tu matai, kad tavo klientės yra galvos oda išsausėjusi, jautri, galų gale pleiskanavimas sausas ar riebus, tu gali parekomenduoti galvos odos skrabą šitam klientui. Tu gali taip pat, yra serumai, kurie ramina galvos odą. Toliau, tu taip pat gali, jeigu, tarkim, tavo klientai slenka plaukai, švietė plaukai, padėk jai, parekomenduodama Air Clinical serumą, yra plus visa sistema, visas, sakykime, rinkinys, šampūnas, kondicionierius ir Clinical serumukas, taip pat ir aliejukas ateina į pagalbą stiprinti folikulus. Tai tu gali, turėdama kelis produktus, tokius įrankius tu gali padėti savo klientui. Ir dabar aš noriu sugrįžti apie tai, kaip tu gali pradėti, sakykime, bendradarbiauti su kompanijos Monat brandu ir kaip tu gali pakeisti savo gyvenimą, susikurti tą gražesnę ateitį ir ekstra pajamas. Pajamas gauti ne tik už tai, kad tu lenki nugarą ir dirbi savo darbą, nukerpi, padažai ar ne, išplauni plaukus, bet gauti dar ekstra pajamas už tai, už pagalbą žmonėms, kad tu padėjai savo klientai įsispręsti vienokią ar kitokią problemą, parekomenduodama gerą produktą, kad tu galėjai, sakykime, jai suteikti kokybišką priežiūrą namuose, parodant būtent šios produktus ir taip iš tikrųjų tu gautumai papildomas pajamas prie savo sunkaus darbo. Tu dar gautumai papildomas pajamas padėdama žmogui. Ir visa tai prasideda nuo to, kad tu tiesiog startuoji su Monat kompanijos produktais.
įsigijus startinį rinkinį plaukams sau, visų pirma, išmėginusi sau, tada tu gali rekomenduoti ir savo klientui. Ir tau nereikia nei užsipirkinėti, nei galvoti, kada čia galiojimai pasibaigs ir visą kitą. Tau tai reikia, tą pačią minutę, kada tavo klientas sėdi tavo kėdėje, tą pačią minutę prakonsultuoti ir jį tiesiog nukreipti į savo elektroninę parduotuvę. Net tu gali padėti jam surinkti krepšelį pagal jo plaukų tipą, parinkdamas, sakykime, tuos pačius produktus veiksmingus, kas reikalinga tavo klientui, tu gali išleisti tą klientą dvigubai laimingą iš savo krėslo. Ne tik, kad jį gražiai sutvarkiusi, padažiusi, pakirpusi, pasveikatinusi plaukus, galvos odą, bet ir išleidus išleidus iš savo krėslo, kad tas žmogus turi ir priežiūrą namuose. Jam nereikia bėgti kitą dieną pas tave plauti galvos, ar ne? Jisai gali namuose rūpintis iki sekančio apsilankimo pas tave, tiesiog savo plaukais, ir tu pati nustebsi, kai kitą kartą klientas ateis pas tave ir jis jau nebeturi tos problemos. Ir jau tau lengviau yra tvarkyti su jo plaukais, nes jie galbūt taip nebeslenka, nebesiriebaluoja ir galiukai labai gražus. Tau tai reikia labai minimaliai vėlgi atšviežinti pačius galiukus, bet tu įsivaizduok, koks jausmas, kai tau klientas ateina ir padėkoja. Ačiū, jog tu padėjai man išspręsti problemą. Tai kokį pilną servizą ir profesionalumą duodi. O aš dar noriu pasidalinti, jog dabar yra, tokie laikai, toks laikas, kada žmonės patys save sveikatina, daugiau teikia dėmesio sveikatai ir taip pat kokybiškiems produktams. Ir tikrai žinau, esu turėjus irgi ne vieną pokalbį su kirpyklomis, kirpėjomis, tais specialistais, kurie ieško alternatyvų savo kirpykloje procedūrų ir duoti didesnį servizą savo klientams, kaip galvos spa produktai, terapijos, atstatymas, specialios kaukytės ir įvairiausiai vyniojimai, ne? Bet tai čia ir yra tavo kliento sprendimas. Tavo kliento problemos sprendimas ir tau augantis tavo profesionalumas ir tavo pasitikėjimas, nes tai, ką tu naudosi pati, rekomenduosi, tai ir turėsi nuostabų rezultatą. Tiek atsiliepimais, tiek verslo pusė. Taip. Ir iš tikrųjų dabar tik tai belieka spręsti tau. Ar tu nori ir toliau lenkti nugarą ir gauti pajamas tik už savo darbą, sunkų darbą, kirpimą, dažymą, plovimą, ar tu nori prisidėti prie savo gražesnės ateities, susikurti tą gražesnę ateitį, plus padėdamas savo klientėm išsispręsti jų plaukų problemą, galvos odos problemą, spręsti tau. Tai ačiū, Jurgita, iš tikrųjų labai faina ta tokia mūsų šiandien tema. Mes labai tikime, kad jūs išgirsite ir priimsite teisingą sprendimą. Juolab Monato brandas ateina su didžiausiu trenksmu, tai yra nauja revoliucija ir tu gali būti pirmoji. Viena pirmųjų kirpėjų, stilisčių, būtent prisijungus į kirpėjų stilistų programą. Jeigu aktualu, susisiekite su mumis ir mes tikrai suteiksime jums visą pilną informaciją, kaip tu gali patekti į stilistų programą ir pradėti dirbti su brandu, kuris duoda rezultatą, kuris sprendžia problemas. Tai ačiū, Jurgita, tau, geros tau popietės ir iki sekančio malonių. Iki malonaus. Ate.